Sveiki, Gerimantai. Klausimas būtų toksai. Kaip būnant krikščionimi vertinti savo būsimo darbo svarbą? Kokiu motyvu rinktis būsimą darbą? Aišku, labai konkretus klausimas. Aplamai darbo klausimas yra labai svarbus. Naujam testamente santykiai tarp darbdavių ir dirbančių, tuo metu tai buvo tarp vergų ir šeimininkų, yra labai daug dėmesio skiriama. Ir šiais laikais, kada ateina demokratija, yra daug iškraipama Dievo žodžio, kas liečia krikščionio darbą. Aš pats buvau truputį nuklydęs šitais klausimais, ypač pačioj pradžioj, kada ateina Dievo ugnis ir esi degantis krikščionis ir norisi viską mesti ir lėkti į Afriką, lėkti į ten, kur tu matai Dievo stebuklus, patirti Dievo nuotykius arba taip vadinamą gyvenimą tikėjimu. Kada tu eini ir tau šalia atneša buterbrodą, kažkas priema, kažkas pamaitina ir toks dvasinis valkatavimas tampa labai patraukliu. Ir aš be abejo apie tai svajojau. Krikščionis kartais pradeda žiūrėti darbą nuolaidžiai, galvodamas, kad Dievas, jisai loterijos Dievas, kad jiem nereikia dirbti, nereikia stengtis, nereikia mokytis, tiesiog Dievas jam duos laimingą bilietą, gali dirbti, jis tiesiog nuveis ir viskas savaime susitvarkys. Bet iš tikrųjų, skaitant Evangeliją ir ypač Pauliaus raštus, labai aiškiai parodoma, kad krikščionis darbe, jis renkasi darbą ir būna vadovaujantis keliais motyvais. Vienas iš jų tai yra finansinis savarankiškumas arba finansinis aprūpinimas, kad Paulius labai aiškiai parodė, sako, kas nedirba, tas nevalgo. Anksčiau man šita rašto vieta atrodė negailestinga ir aš ją praleisdavau kaip labai griežtą ir nesuprantančią, kur tas mylintis Dievas. Tai panašu labai į socializmą, kada būdavo irgi, kas visi tinginiai būdavo verčiami dirbti. Bet Paulius tai kalbėjo labai griežtai. Jis išskiria tik kelias grupės, ypač našles ir tie, kurie iš tikrųjų negali savarankiškai užsidirbti, kad jie turėtų būti remiami. Todėl kiekvieno krikščionio tai yra pašaukimas, kad jis gražiai, padoriai užsidirbtų savo, kad jis nebūtų kitų akyse valkata arba toks neprognozuojamas, kurio gyvenimas neatspindi Evangelijos. Kad jis užsidirba savo ir ne tik savo, bet gali pirmiausia aprūpinti savo artimuosius, tėvus, kurie sensta ir tai yra natūralu, kad paskui vaikai aprūpina tėvus. Ir jis aprūpina kitus savo giminaičius, jeigu jiems trūksta, gali padėti bažnyčios nariams, gali padėti našlėms, kurios stokoja. Tai yra kiekvienas pašauktas dirbti. Antras motyvas tai yra, kad mes darbe esam toje teritorijoje, kur galime būti šviesa. Kad krikščionis jis nėra vaikščiojantis ant gamtiškoje sėkmėje. Nes sėkmė jinai traukia pasaulį. Šitas principas loterijų ir lošimų įvairių, jis populiarus pasaulyje. Evangelijoje yra priešingai, kitus sužavi, kad krikščionis esant nepalankioms aplinkybėms, jis išlieka sąžiningas, jis išlieka principingas, jis rodo pavyzdį, kad su rankomis dirbdamas jis gali užsidirbti. Ir rašto vieta, kad Dievas laimins tavo rankų darbą, jinai daug ką pasako. Aš anksčiau išbraukdavau žodį darbą ir galvodavau, kad užtektų, kad Viešpats palaimintų mano rankas. Bet iš tikrųjų jis laimina rankų darbą. Tai yra krikščionis dirba. Kartais tai nebūna labai paprasta ar lengva. Bet Viešpats tai rodo pavyzdį, kad kaip ir ankstesniais laikais Paulius rašydavo, neskatindavo vergų mesti, pradėti burnoti prieš šeimininkus, net tuos, kurie blogai su jais elgėsi, bet sako priešingai, rodykit pagarbą, rodykit, atspindėkit, kad Evangelija, kurią išgirdot, jinai yra reali, kad jinai matoma kitų. Ir krikščionis niekur kitur kaip darbe, jis gali būti druska, gali būti pavyzdžių. Ir trečias dalykas, tai yra darbas, jis nėra našta ir jis nėra kliūtis augti Dieve. Labai dažnai irgi pasitaiko kitų kraštutinumų, kada krikščionis nepasikliaudamas Dievu arba
įklimdamas į norą praturtėti, užsikrauna papildomais darbais ir pradeda sekti dvasiškai. Tai yra, jisai nebeturi laiko nei pabūti su Dievu, nei pailsėti, bet galvoja, kad per daug ir labai intensyvaus darbo jis gali papildomai užsidirbti. Todėl yra kitas kraštutinumas, kad viešpas mus pašaukė pasitenkinti tuo, ką turime. Paulius sako, jis turi pragyvenimui, turi aprangai, valgymui, tai džiaukis tuo, tai yra didžiulė nauda, sako, šitoks supratimas tai yra didžiulė privilegija, didžiulė nauda. Ir labai dažnai kartais atsitinka, kad krikščionis susižavėjęs tikėjimo principu, jis gali pradėti naudoti tikėjimą ir lysti skolas, galvodamas, kad Dievas atsakingas už skolų grąžinimą. Ir jeigu aš turiu troškimą įsigyti geresnę mašiną, bet neturiu tam pinigų, o kas čia tolga pasiskolinti iš krikščionio, jisai nelabai reikalaus, turtingesnis, tai gal jis paskui ir užmirš tą skolą, arba eiti į banką ir pasiskolinti didelę sumą, kurios aš negaliu atiduoti, bet kažkaip tikiu, kad Dievas man padės. Ir toks dvasinis avantiūrizmas nemažai naivių krikščionių įklimdė didžiulės skolas. Ir kiti mato nebe Kristaus pavyzdį, bet mato, kad šitas yra neprognozuojamas. Jisai kalba, kad Dievas viską padaro, jis atsako, bet kada pažiūri jo kišenes, pažiūri į jo gyvenimą, jisai nemoka tvarkyti finansų, jisai išlaidauja, perka telefoną už 3000, bet paskui eina į skolas. Todėl tas balansas, išmokti tvarkyti finansus, tai yra labai svarbus klausimas. Todėl irgi renkantis darbą, daug kas svajoja, viena dar iš klaidų, apie pilno laiko tarnystę. Tai yra tarnautojai, kurie pašaukti ir jie neturi darbo. Juos Dievas aprūpina per kitus. Dažnai tai yra pastoriai, žodžio tarnai. Ir Dievas šaukia kai kuriuos į tokią laiko tarnystę, pilno laiko. Bet nei vienas iš jų nebuvo įmestas į tai staiga ir nepasiruošus. Paulius, net turėdamas tokį pašaukimą, jisai kai kur sako, aš buvau priverstas dirbti naktį, kad aprūpinčiau save ir kitus, kad nenorėdamas tapti našta bažnyčiai. Todėl į tai reikia žiūrėti labai atsargiai, kad mūsų jaunatviškas maksimalizmas arba tikėjimo sparnai, kurie sujungti dažnai būna su kūniškais troškimais. Aš pats atsimenu, mano kai kurie pažįstami, kada įtikėjo ir Dievo ugnis nužengė, labai norėjo daug dėl Dievo daryti, metė mokslus, metė darbus ir sako, laikai paskutiniai, nėra laiko dirbti, dabar tik tai Dievas kažkaip aprūpins. Ir gyvenimas paskui pakrypo visai ne taip. Todėl net ir paskutiniais laikais ignoruoti Dievo žodžio nereikėtų. Jeigu Dievo žodis sako, kad mes turim būti šviesa darbe, užsidirbti savo, rodyti pavyzdį, būti palaiminimu kitiems, reiškia, tai yra kiekvieno pašaukimas. Ir jeigu viešpats kvies tave ar mane į pilno laiko tarnystę, jisai duos tai suprasti, jisai duos tikėjimą ir tau nereiks kaulinti, manipuliuoti pagalbos. Labai dažnai būna, kad krikščionis pasirašo, reiškia, kažkokį laiškelį ir sako, Dievas mane pašaukė daryti tą ar tą, būkit geras, perveskit man pinigų dėl to, kad Dievas pašaukė, bet aprūpinti nesugeba. Tai Jėzus paklausdavo mokinių, sako, kai aš jūs siunčiau, ar jums ko nors trūko? Jie apsidairė, sako, ne, mums visko užteko. Tik būna klaida, kad krikščionys nepasiustas puola į pilno laiko tarnavimą ir tada pakliūna į finansinės problemas. Jis pradeda kaltinti Dievą, kaltinti bažnyčios narius, kodėl jam nepadeda to, būna suirzęs ir mato, kad Dievas vis kažkaip prasilenkė. Bet jeigu tu esi pašauktas pilnai laiko tarnystė, Dievas tave parengs, tai nebus staigus įmetimas, jis netims iš tavęs šaltinio, profesijos. Labai gerai, jeigu krikščionis turi kelias profesijas, jeigu jisai prašo Dievo, viešpas parodo jam, kaip mokintis, kur yra tas šaltinis. Labai gerai, jeigu krikščionis turi ne vieną pajamų šaltinį, bet turi kelis pajamų šaltinius. Ir tas padeda būti savarankišku finansiškai
kada nieks tavimi negali manipuliuoti, nes nemažai krikščionių puola į dvasinės pinkles, finansinius spąstus, kada užsiema projektais, kuriems reikia daug pinigų ir paskui nebegali daryti sprendimų, kurie yra principingi, kurie yra iš dvasios, nes yra susaistyti skolų, susaistyti projektų, susaistyti įvairių partnerystės ryšių, kur tau jau reikia išsimokėti, tau jau reikia kažką daryti. Ir atsimenu, yra pavyzdžių, kada vienas ar kitas negali keisti darbo dėl to, kad ten yra pakankamas atlyginimas, o jis yra didelę paskolą pasiėmęs. Ir jeigu jisai tą darbą paliks, kaip jam išsimokėti. O viešpats jį gali šaukti, eiti į mažiau apmokamą darbą, bet kur yra daugiau laiko, ramybės, skirti bendravimui su Dievu, pagalbai. Todėl darbo klausimas yra svarbus ir pasitarimas su viešpačiu yra pagrindinis dalykas. Tai yra visais klausimais, tai yra viešpatė, parodyk, padėk, atverk duris. Jisai gali duoti ir idėjų, ir neapsunkinti darbą, kuris tau nebus apsunkinimu, bet palaiminimu, kur turėsi pakankamai savo pragyventi ir tarnauti tuo kitiems. Ačiū labai Jums už puikų atsakymą.